Lietuvoje, sostinėje Vilniuje apie 1500 traktorių ir apie 5000 ūkininkų streikuoja. Jie atvažiavo ne iš neturėjimo ką veikti, jie nemato savo ateities, nes jų sumažėja pajamos ir užaugę išlaidos nepadengia jų išlaidų. Ir jie dirba į minusą. Ir praktiškai šiandieną Lietuvoje per kelis metus sumažėjo 40% karvių laikytojų ūkių, aprūpinama tik tai pusė kiaulienos, tik tai pusė pieno. Jeigu ne kaimyninė šalis, tai Lietuvoje būtų turbūt jau prasidėjęs badas. Iš tikrųjų, kalbant apie trumpalaikę ateitį, mes jau turbūt prisižaidėm, kad turim sprendimus dabar priiminėti. Diskutuokime, kas bus po 28, bet šiandieną mes turim užtikrinti pajamas. Negalim paramos, tvarkykim grandinę. Tvarkykim atsiskaitimo grandinę, kad žemdirbys nebūtų kraštutinis, jam numetam į centą ir tu kaip nori taip gyvenk. Iš tikrųjų, padarykim galbūt kažkokias tai grindis kai kurių produktų, kai kurių kainų, nes nėra kitos jau išeities. Ačiū.